Nuo sekančių metų pradžios Estijoje minimalus mėnesinis atlyginimas bus 540 eurų. Mokytojams estų valdžia mokės vidutiniškai po 1500 eurų per mėnesį. Kiek mokės mūsų valdžia mūsiškiam? Minimalus mėnesinis atlyginimas galbūt šiaip taip dasitrauks iki 430 eurų per mėnesį, o mokytojų vidutinis atlyginimas galbūt bus datrauktas iki 1000 eurų per mėnesį. Absurdas. Ir tai jie vadina kovą su skurdu, pajamų didinimu ar socialinės atskirties mažinimu. Netrukus Seimas pradės svarstyti sekančių metų biudžetą, kurį pateikė premjeras Saulius Skvernelis ir jo vyriausybė. Vat būtent ten mes ir pamatysim ne kalbom, ne lozungais, o realiais skaičiais, kaip jie vertina mūsų mokytojų, mūsų gydytojų, mūsų kultūros darbuotojų, socialinės srities darbuotojų darbą. Palaukim. Galbūt tie skaičiai bus panašus kaip estų. Aš netikiu, nors niekaip nesuprantu, kodėl mes negalim to padaryti. O ar tikit jūs?